Tai va, mūsų pradžia prasideda Babilono soduose, miniatiūrų ir botanikos parkas. Kasa ir prašome užeiti. Esame Babilono soduose, pažiūrėkit, kokios gražios statulos padarytos, tos gražus takas padarytas nuostabu, tikrai labai gražu, žinokit. Gėlynai kokie nuostabus, tai kažkas tai tokio, kažkas tai įspūdingo yra. Ten tolumoj matosi povas padarytas iš gėlių. Labai gražu, labai. Verta aplankyti. Kaina yra tikrai nemaža, bet, žinokit, verta aplankyti. Čia darbo įdėta labai daug. Kaip viskas suderinta, gėlytės visas suderintos, viskas, O ten yra močiutės daržas, žinokit. Palauk, stovėk. O, kaip fainai. Va, mano sūnus fotkinasi. Fotkinasi tarp gražių gėlyčių. O kaip kvepia skaniai šičia. Kaip, ojei. Aš sakau, kaip kvepia, papasakok. Viskas čia taip skaniai kvepia. Čia tos katūnės. Drugelis padarytas toks gražus, labai gražu. Galvas. Kaip pas manęs daržė gėlytės. Va, toliau džiaukimės. Pažiūrėkit, kaip gražu. Kiek čia tų spalvų, va, ne šluotelinės, kamieninės hortenzijos, kas per grožis. Kokios jos gražios, kokios jos pilno žiedų. Va. Na va, ten ir Paryžius, Eifelio bokštas. O va čia kas per grožis. Yra žuvyčių, ne? O varlė yra. O, vau, kokia graži varlytė. Jūs pažiūrėk, vajačiau. Žalia kai varlė. Aš ne žolė, aš varlė. Bet jums čia yra gražu, jums. Viduje galima padaryti banketą turbūt, banketinė salė tokia va yra šitam kupole. Dar keletas akimirkų iš šito nuostabaus sodo. Va, koks gražuolis leidžia vandenuką. Niekada nebėga Va, Čimerliono parko fontanas, kuris yra Australijoje.
Jo, pavaizduota Triumfo arka Prancūzijoje. Tuoj prieisime Australiją. Mano mažylis kažkur tai jau nubėgo kažkur į vidų. Kažkas čia yra, nežinau, kas čia. Kaip buvo tualetai? Jo, ko gero, kad tualetai. Net nesisakė ir bėgo ir pabėgo. O, kaip fainiai. Ir tualetai viduje yra. Jo, viskas super. Labai, žinok, tikrai labai gražu. Kaip čia yra, nu. Gėlynai. Kas per grožis tų gėlynų? Kas per grožis? Kiek čia viskas? Gražumo. Gražumai aplinkui. Pažiūrėkite, iš tujos koks tai gražus padarytas. Meškiukas, ne meškiukas, neįsivaizduoju, kas čia toks. Bet tikrai gražus dalykas. Australija iš priekio, Amerikos statula. Amerika. Už Ameriką. Įsivaizduoju, ko neiškapstėt. No. Ui, varlytė kaip iššoka gražiai. Pliumt. Ale, tai kiek daug, žiūrėk, tų varlių antai yra. Vajai! Ir kokios gražios, žaliosios, tu pažiūrėk. Aha. Žalios, sako. Žalia, žalia, žolė, ne žolė, žalia kaip varlė. Kažkas tai tokio, žinau, kad myslė yra kažkokia tokia. Nu, karočiai. Ai, žalia žolė, bet ne žolė, su uodega, bet ne pelė. Kažkas tokio, lyg prisiminiau. Nu. Čia tas Ai, čia hotelis. Dubajus. Jo, Taip, Dubajus. Pavargai, prašau, prisėsk. Žinokit, pradėjo lyti, reikia bėgti pastogę. Nu va, ir einam pas kiniečius. Pas kiniečius ir pastogę. Einam pasėdėsim. रंग पिचकारी मत मारो कन्हाई, रंग पिचकारी मत Va, kaip gražiai lyja. कन्हाई, Lietus iš giedro dangaus. रंग पिचकारी। Va, Kinijos siena pavaizduota, kokia graži. Man taip atrodo, kad lietutis kaupėsi. Tokie debesis grėsmingi pareina.
Nu va, 3 piramidės. Ir tiltelė. Gražu, labai gražu, žinok, tikrai verta atvažiuoti, verta sumokėti. Iš tikrųjų, suaugusiam kainą mes dabar 3 buvom, tai buvo 51 svaras. Buvo 51 euras, atsiprašau, kainavo. Tai tikrai labai normaliai pagal šitiek darbo žmonės įdedantis ir tikrai, tai sakau, ir pamatyti labai faina, ir pasivaikščioti, ir praleisti laiką tiesiog šičia. Ir sakyčiau, nu kaip, kiek mes užtrukom, gal kokie porą valandų vaikščioti. Jeigu taip iš lėto vaikšti ir tiesiog pasiskaitinėjai, viską panašiai užtrunki porą valandų. Na, kaip ir sakiau, bilieto kaina 51 euras 3 žmonėm, tai va dalinkite iš 3 ir sužinosit, kiek vieno žmogaus tik to bilieto kaina yra. Tai va, šiaip tikrai labai gražu, labai prižiūrėta ir nu, kažkas tai tokio, žinok, tikrai kažkas tai tokio. Gražu, ne? Pasakyk, ar patiko? Labai patiko. Labai patiko, ne? Jo. Nu va, aš irgi sakau, kad man ir labai faina buvo. Nes jo, medepus, ežiuolė, ten šalavijas vien. Va. Pažiūrėt, kas čia toks. Prieskoninas. Visas daržas. Kokių tik nori prieskonių. Kokių tik nori prieskoniukų. Kraštą atsisėdau su seneliu, metėm per pet pinigėlius, kad laimės O, atneštų. geras, matai, aš Jo. nežinau, kad tokie dalykai vyksta, ką? Jo, ten visuomet nuvedė Va. kursui vadovė ir pasakė, kad reikia mesti pinigų. Buvo žmonių masė. Pinigėlius per petį mesti, Jo. kad neštų laimę. Va taip. Va taip. Pažiūrėk. Ne, ne taip ir mes, o taip. Per petį. Nu, palauk. Jo. Dabar remontuojamas ir pastrėlė. Labai didelius remontus daro. A yra pinigėlių? Norimės per petį? Nu, davai, toj, bandykim. Bandykim laimę. Mesi per petį, palauk, tuoj duosiu. Ar rasi pinigėlį? Palauk, šitą aš rasiu. Ne, rasiu. Tuoj mes mažiukai. Va. Va. Nu, bandyk mes per petį. Kad... nu. Tikrai? Nu, dar vienas. Dar vienas? Sugalvok dabar norą. Nu, jėtus, tu mano nuoletai neina. Nu, gerai, močiutė, tu turėk. Nu, sugalvok norą. Garsiai nesakyk. Aš nesakysiu. Garsiai nesakyk. Šį kartą pro šalį. Ne, viskas užtenka.
Biški stipriau. Stipriau jo. Pirmas kartas buvo laimingiausias. Bet tada be norų. Nu dabar su noru bandyk. Biški stipriau. Įkrito. Jei!